Va, dar prieš išvažiuojant koks gražuolis prie mūsų prisistatė, prisiparkavo. Va, dar iš priekio kaip atrodo. Ir eglutės, ir gėlytės va auga ant priekio uždėtos. Nerealus aparatas. Tai. Hello, hello. Labas rytelis. Tai pagaliau šiek tiek atgavom jėgas po vakarykščių 13 kilometrų. Jo, po Gibraltaro olos, nes išsunkė iš tikrųjų tikrai kad gerai. Fantastiškai praleidom dieną, bet fiziškai kūnas irgi iš tikrųjų jautė. Nu jo, kas liečia tą akmenį, tai tikrai jaučiu. Ispanija viena iš įspūdingiausių vietų, kur gamta jau tokia, kur eini vienoje vietoje ant olos, kitoje vietoje kaip džiunglės, žalia. Nu, gražu labai buvo tikrai. Jo, tikrai kad gražu. Atrodo toks nedidelis spogiukas, bet daug gyvybės ant jo. Jo, ir tikrai verta aplankyti. Rekomenduojam 100%. Nu, tai va, nu ir daugiau ką, vakar prapoilsiavom, šiandien irgi išmiegota. Vakar realiai pračekinom viską, ko reiktų, jeigu varytumėm į Afriką. Jo, dėliavom, kaip sakant, pliusus, minusus. Realiai iš tikrųjų svarstėm šitą variantą įvaryti Maroką, pakeliauti. Ir svarstėm, jo, dėliavom pliusus, minusus. Tai jaučiu didžiausias minusas. Ne tai, kad minusas, bet daugiausia reikalų yra šuo. Šuo ir dokumentacija jam. Tai toks gautųsi ant klaustuko visas tolimesnis, nežinau, 4 savaičių reikalas. Jo, gyvenimas. Tai nusprendėm, kad aš jau esu ten šiek tiek buvusi, Julius ne, bet nėra tokio dabar noro būtent keliauti į Maroką. Tai kad atiduoti tam tiek, sakykime, energijos ir Ir panašiai. pinigų ir visko. Ir jo, su šuniu yra reikalų realiai ten vienas testas, jeigu kažkas važiuos, tai ten vienas testas reikalingas. Na ir aišku, plus visi kiti dokumentai reikalingi. Jo, bet jeigu tu turi Europinis, tai čia yra vienas testas, kuris yra atliekamas ir gali trukti iki 4 savaičių atsakymus, sviruoja nuo 2 iki 3 PM, 350 eurų kaina už jį. Ir kas dar svarbu, kad dokumentacija, tai pavyzdžiui, jeigu mes dabar sugalvojam, kad varom į Afriką, pasidarom tą kraujo tyrimą ir turim grįžti atsakymą ir pasimti iš veterinario rankų popierinį variantą. Tai netinka elektroninė. Turi grįžti gavus atsakymą, turi grįžti į tą pačią vietą, kur darys. Nu, toksai, turi realiai norėti važiuoti ir tavo tikslas turi būti. Tai susitvarkai tos dokumentus, nėra kažkokio tokio ten wow dalyko, bet tikrai kainuoja ir laiko, ir šiek tiek energijos ir finansų. Jo, tai nusprendėm šį kartą skipinti. Jo, ir bendra informacija irgi, tai žodžiu, jeigu su kemperiu persikelti, pirmyn atgal irgi žiūrėjom bilietus, tai, pavyzdžiui, jeigu be šuniuko, tai visiškai tikrai, kad normali kaina, pirmyn atgal gaunas 2 žmonės ir kemperis, taip kažkas tai apie 330 eurų. Tai padvigubina. Jo, tai čia, kaip sakant, apie 600-700. Taip, tai bendra informacija, jeigu kažkada kažkas sugalvotumėt, o mūsų atveju, tai žodžiu, tasai toksai pukšt ir varom nepavyko ir varom tiesiog toliau. Jo, jeigu būtų dabar, kad padarom tą tyrimą, per parą atsakymas ir varom, tai svarstytumėm tikrai. Svarstytumėm realiau, bet dabar įstrigina, tada gaunasi pirmyn atgal arba kažkur ratai sukaliojimus aplinkui, kur 3-4 savaitės. Jo, tai šito nenorim.
Va, tai žodžiu, planavom ir priplanavom tai, kad iš tikrųjų santykinai jau esam ir nebetoli Portugalijos, tai dabar važiuojam, pasidarysim irgi tos, pavadinkim, namų ruošos darbus, mūsų visus standartinius, ir varom kaip ir į tokį daugmaž prieš paskutinį ar paskutinį spotą iki Portugalijos, kurį buvom pasižymėję, tai Sevilės miestas. Važiuojam. Ispanijoje mes jau iš tikrųjų kiek mėnesį, daugiau ne? Daugiau, man atrodo, kad daugiau. Tai jau toksai norisi visai ir Portugalijos paliesti, jau man kažkaip Ispanijos asmeniškai užtenka ir plius oras, šiandien naktį pylė. Tai vėl vėjas, šlapia, o ką buvom pasižymėję, nemažai yra ir vėl gamtos spotų, tai jau tokia rizika būtų vėl į Tešlas važiuoti. Nenorim dabar molio. Tai sakom, varom jau link Portugalijos ir nesukam galvos. Taip. Tai vat, tai tiek būtų tos bendros informacijos iš mūsų stovyklos, namų. Ir ką, judam tada? Tvarkytis reikalų. Taip. Nu ką, vandenuks užpiltas, stovim vaikštelę. Pertraukėlę maisto, sakyčiau, visai neblogai, tu čia patauji. Kilogramą krevečių pasiėmęs kapoja. Tai ką, pavalgysim ir judėsim link? Link Sevilės. Yes. Skanaus mums ir jeigu valgote, skanaus ir jums. Nu va, atvažiavom, prisiparkavom tokiam va, vėlgi miesto tam viešam kemperių parkinge. Tai visą dieną šiandien tokia teleportacinė mum ir buvo su trumpais tik tai staptelėjimais pasipildyti vandens, maisto ir užkast. Tai, žodžiu, teleportavomės nuo jūros iki Sevilijos. O dabar tik atvažiavus, visada šiaip užmetu akį, gal kažkur netoli bus toj mašina, kad pravažiuotų. Visada stengiuosi pasitikrinti, kai prisiparkuojam, gal netyčia bus kokia kickbokso salė, nes kovinis sportas yra viena iš aistrų mano ir jinai irgi patinka iš tikrųjų. Tai dabar irgi atvažiavam, užmečiu akį ir žiūriu, va kaip tik yra 10 minučių nuo mūsų pėsčiom. Tai bandau nueit patikrinti. Iš karto pasiėmiau tašytę ir laikau visus sukryžiuotus pirščiukus, kad pataikyčiau ant kokios treniruotės. Būtų fantastika. Oi, tai žodžiu, nežinau kaip čia girdėsis, nemažai triukšmo. Tai ką tik patreniruotės ir kaip vat kartais viskas gražiai iš tikrųjų sukrenta. Neplanavau čia atsidurti visiškai, neplanavom nei aš, nei su Ina, šnekėjom nieko visiškai. Ir bevažiuojant į parkingo vietą kažkaip, galvoju, pasižiūrėsiu eilinį sykį, gal bus kokia netyčia salė, nors visada kiek žiūrėjau, tai visada ten minimum pusę valandos eiti ir pasižiūrėti 10 minučių. Sakau, einu, pabandysiu, gal bus treniruotė. Ir dar prieš einant galvoju, nieko nesimti, nei pirštinių, nieko. Bet buvo apie 27, galvoju, ar tik nebus 7 valandą treniruotė, viską pasiėmiau, akurat ateinu, sako, 10 minučių treniruotė, sako, renkis. Tai fantastika. Išsikroviau iki begalybės. Pirmą kartą gyvenime koviniai treniruotė Ispanijoje buvau, tai buvo įdomu jų atmosferą pajusti, tai labai draugiškai kolektyvas priėmė, angliškai 3 vyrukai kalbėjo, tai su jais, aišku, daugiau pakontaktavom, pabendravom ir tiek. Va, tai, žodžiu, kas prijaučiat ir būsit Ispanijoje, nepasididžiuokit, pažiūrėt Google Maps ir paieškot
salės aplinkui save. Įpūsit į savo atostogas spalvų. Kiek yra to šviesos, tiek ir užteksim. Tai va, žodžiu, kas grįžo po sportų, kas grįžo iš pasivaikščiojimo. Palydėjau saulę, parkelį pasivaikščiojom ir valgyt padariau. Taip, tai grįžau jau, kaip sakosi, iš to. Čia, kaip sakant, nekreipkite dėmesio, mes čia vienas kitą suprantam ir... Inside jokes. Jo, pažiūrėkit, kokį čia naują dalykėlį įsigijo. Taip, keičiu čipsus į daržovių čipsus. Sveikesnės alternatyvos. Bet neblogi. To ir aš ragausiu. Ta proga. Na jau. Tau taigi nesvarbu yra. Nu, tai aišku nesvarbu. Tu tik sunaikinsi tos čipsus, nei tu pajausi. Duosiu užsimerkus. Va, žiūrėk, užsimerk. Jeigu atspėsi tris iš karto, kas yra per daržovę, tad galėsi valgyti. Kitu atveju reiškia skonio nejauti, nėra ko valgyti. Ko 3 iš karto? O kokie čia yra? Daržovės. Va. Yra morka, saldžioji bulvė, burokėlis. Ir čia baltas yra tas, kas jisai vadinasi. Tai kaip man atspėti, jeigu mes net pavadinimų čia normaliai nežinom? Tas baltas yra, žodžiu. Šaknis. Ropė. Aš galvoju, gal ropė. Bet žodžiu. Tai jeigu ką, sakysi baltas. Saldžia bulvė, burokėlė, morka, žinai. Jeigu nežinosi, reiškia baltas. Nežinau, morka. Atspėjai. Kada? Jau? Tai žiokis. Morka. Neatspėjai. O ką? Ropė. Nu tai va, aš nežinau, kaip ropė skonio. Duodam dar vieną šansą. Nu, duodam. Nu? Burokėlis. Atsvėjai. Žiūrėjom. Ką nebūtų prisišustravojus. Toj pati be čipsų lėk. Ropė. Jo? Jeigu nespėjai, tada nevalgai. Ką čia svaigsti, aš čia iš vis mano čipsai. Saldžioji bulvė. Palauk, tu dabar nešaudai. Tai žodžiu, dabar taip. Leidžiu vieną kartą pasitaisyt, arba gali pasilikti prie savo varianto. Ką renkiesi? Ai, tu dabar lyginis skonis, ne. Kos ne? Apgaudinėjai. Morka? Ne. Matai, aš jau apsivalgiau, jau man buvo jau sunku tas skonį. Burnoju ir... Aš sakiau, gali keisti variantą, gali pasilikti. Dėl ko tu pradėjai keisti? Prikolinu, kad kontinentas geresnis būtų. Ar tikrai? Kad intrigą išlaikyti. Ropė. Buvo ropė. Nu, tai taip, iš karto sakiau, nu. Gerai. Viskas. Labanak dabar tikrai. Nežinau, ar noriu šiandien sporto. Aš palauk galvoju. Šiandien... Biškį atgal gal. Šiandien mūsų diena, vat, kaip atrodo, va, yra režisierius.
Palauk, biškai, pastumsiu atgal. Kad labiau priekis matytus, o ne gal. Aš esu pastatytas į tokią vietą ir negaliu pajudėti. Režisierius čia stumdo visą techniką pirmyn atgal ir šiandien esam paskyrę dieną, sakykime, darbiniams reikalams. Tai filmuojam kadrus mini filmukui, mini reklamai. Tai žodžiu, susitvarkom čionais ir tada filmavimo aikštelę jau kelsim į miestą, kur bandysim derinti ir darbą, ir poilsį. Nu, atidundėjom į Seviliją ir... Seviliją. Gerai. Tai žodžiu, atidundėjom į ją ir pasisekė su parkingu, gavom iš karto vietą ir varom paeksplorinti. Tai dabar atėjom į pirmąjį parką, brūkšnelis aikštė, turbūt gal taip reikėtų sakyti. Plaza Espana vadinasi. Kažkaip taip, jo. Tai... Kaip ir aikštė, sujungta su parku, Rio jau paukščių gaudėme užsiėmęs. Tai atrodo pakolkas faina vieta, bet tik įėjom. Jo. Tai žodžiu... Arkliukai duoda per šonus. Tai tikrai galit suprasti, kad nemaža teritorija. Labai didelė teritorija, tikrai ir parkas pakankamai tikrai, kad gražus atrodytų. Tai žodžiu, keliaujam pasižiūrinėti, kas čia darosi toj aikštutėj. Nu va, pirmoji pramoga. Kam pramoga, kam darbas. Nu, klausyk, tokiame vaizde negalėjau čia skūstis, kad labai darbas. Ne, skūstis tai gal. Bet šiaip faina pramoga, nes eina aplink visą aikštę, toksai kaip kanalas. Tai 6 eurai 35 minutės duoda valteliai. Tai varom. Prasiplauk. Apsuk ratelį. Suk ratelį, suk į vieną pusę. Pasakyk. Mergaitė, ar tu mano Bus. Ačiū, jau kaip prisipiršimą paimti jau. Palauk, po šitų žodžių vos avarijos nebuvo. Supratau, reiškia dar nepasiruošęs. Nežinau, kaip čia reikia priimti tada. Žodžiu, varom. Suktą ratelį. Nu, vaizdai tai labai gražus. Spėjai pasimėgauti? Žiūriu, kad avarijos nebūtų, nes jau vieną apturėjom draudiminį įvykį. Nu tai nieko, kaip sakant, draudimą turim. Galim atsipalaiduoti. Veiksmas va ten su balionais. Ta, ne, su burbulais, sakau, su balionais. Su burbulais. Nu, labai gražu. Labai. Tikrai verta šitų 6 eurukų. Geras tas gyvenimas.
que llore cuando a veces también piensa en mí cuando quiera quitarme la vida no la quiero. Almerija. Mursija. Lankyta Granados regionas. Irgi kuriam buvom. Kiek kažkada kažkam darbo buvo. Pagaminti tokias plyteles ir viskas sudėt. Alicantės visas regionas irgi. Nu, tai einam lauk iš savo aikštės ir parko. Nebereik iš tikrųjų net ir akinių. Tai kaip užėjom, taip ir nebeišėjom lauk. Nes didelis plotas, gražu, fainas oras. Tai taip ir prabuvom kažkaip. Jo, tikrai, kad gražu. Akis paganyti yra kur. Oras irgi tikrai, kad fantastika dabar, va jau saulė pradėjo leistis, tai iš karto toks jau jaučiasi. Ir tiek, nu ir ką, dabar einam lauk, tai sumastėm, kad keliaujam iki kemperio, nes realiai mes nuo jo čia niekur ir nenuėjom, iki tos aikštės 5 minutės turbūt mums buvo. Tai sakom, einam iki kemperio, užkasim truputėlį ir tada dar bandysim pavaikštinėti po vakarinę Sevilija. Tai va, tai žodžiu, planą chuliganą turim. Varom pasistiprinti, nes aš jau esu ties Alpimo riba. Tai valgyt norėjom, kad net nespėjom nufilmuoti, kaip valgom ir ką valgom. Tuščias lėkštis liko. Pavalgiai? Nepavalgiai? Užkandau. Tai ką dar valgysi? Nu, valgyti dabar dar nėra būtina, bet į dienos galą dar reikės. Užkąs dar kartelį. Nu, iš tavo veido nesimato, kad valgiai. Kodėl? Nes net šypsenos neįspaudė, prieš tai išspaudė nevalgęs, o dabar net šypsenos neišspaudė valgęs. Nu, ką žinau, jeigu šitaip. Užkandau. Tai jis į miestą dar. Pasiruošęs? Netingi? Na taip, pipti. Aš irgi pipti. Bet irgi nepasiduoti tinguliuje, ne? Nepasiduodam. Bandom bent jau nepasiduoti. Tai čia va tie vadinami reguliuotojai yra prisistatę. Tas va, kur sustriukė eina, tai jau diriguoja. Čia pinigus surinkinė, o jau viską. Kur čia vietos laisvos ir panašiai. Tai čia tie vietiniai, kur nedirba, bet dirba. Mani. Tai buvo ir prie manęs prieėjo. Bet kadangi mes iš anksčiau jau prisparkavę, tai paprasčiau. Išsikrapštėme. Vargais negalais. Buvom visiškai ties pasilikimo riba ir važiavimo miegot, bet sukaupėm visas jėgas, išsiplovėm tarelkas ir išėjom pasižiūrėti vakarinę Sevilija. Sevilla. Va, tai pirmasis įspūdis būtų, kad akis iš tikrųjų yra į ką paganyti. Gražią architektūrą turi. Daug mandarinų. Jo, daug mandarinų medžių. Visa alėja išsodinta. Ir šiaip toksai
didmiesčio, sakykime, gyvenimas. Tikrai daug žmonių. Vakaras, bet miestas pilnam judesėlyje. Tai bandom apsukt simbolišką vakarinį ratą ir šiek tiek susipažinti su vakariniu miestu. O ryt planuojam pamatyti dar ir dieninę. Tai žiūrėsim, kaip čia gyvendinsis mūsų planai. Dabar varom patyrinėti. Nu ką, po garbės ratelio, lengvų žingsnelių link namelio. Ir šiandien nėra energijos enjoyinti labai. Pats miestas tikrai labai gražus ir labai jaukus, tai laukiu net jau rytojaus, kai busim pailsėję, atsikėlę ir atvarę čia paexplorinti. Visai kita nuotaika ir kitos energijos kiekis. Taip, tai jo, tikrai pats miestelis turi to žavesio, turi... Man atrodo, mes ne čia norėjome. Lygtais, kad tiesiai reikėjo eiti. Tai bandom. Tai žodžiu, jo, miestelis tikrai turintis žavesio ir tų jaukių tokių siaurų gatvelių ir aikščių nemažai. Ir pati architektūra iš tikrųjų, yra kur akis paganėti. Tai įspūdžiai. Oi, nežinau. Ką žinau, reikia pažiūrėti tada. Nu tai žodžiu. Baigiam ir eisim pažiūrėti picos. Žodžiu, jo, tai akis yra kur tikrai paganyt. Tai vakarinę dalį, vakarinę ekskursiją, bet kokiu atveju buvo smagu pamatyti. Tikrai nebuvo tas miestas, kur išėjai vakare ir... Ne dieną nesinorėtų grįžti. Jo, tai tikrai smagiai, kad apsukom ratą, nors ir jau energija eina, batareika siesta, bet all good. Tai va, tai žodžiu, einam pažiūrėsim, galbūt dar kažką užkasim ir tada namo ir važiuot poilsiui. Nu va, atvykom vėl į Sevilę, jau prisiparkavom į tą patį parkingą, kur ir vakar. Tai toks pakankamai, sakykime, ankštas miesto parkingas, bet tiek vakar, tiek šiandien iš tikrųjų gavom vietas. Tai turėkite omeny, kad tokias aktualesnės parkingo vietas visada stengiuosi palikti video aprašymuose. Neišimtis bus iš tikrųjų ir ši. Tai jeigu kažkas ieškosit vietų, kur prisiparkuoti tuose pačiuose miestuose, tai mūsų lankytose, tai visada galit užmesti aprašymą ir tenais galimai bus paliktas parkingas, kuriam lankėmės ir kuris vertas, sakykime, dėmesio. Judesio netrūksta irgi. Jo, žmonių... Tai radom šiek tiek nuošalesnį kampelį, kad girdėtumėte mums aiškiai. Tai va, tik realiai atėjom kelias minutės
Oras pasaka. Ir jau esam iš tikrųjų kaip senbuviai šito miesto, nes prisparkavom, kadangi tam pačiam parkinge, tai atėjom jau be navigacijos. Tai net keista taip. Tai prieš tai video nufilmavau, tai iš tikrųjų gera lokacija. Iki centro kiek čia? Trukom 10-15 minučių. Nu ir esam jau centriuke. Tai bus įdomu pamatyti dieninį gyvenimą. Varom eksplorinti ir pasidalinsim su jumis, ką gero rasim. Pasidalinsim, ką gero. Ką gero, varom. Šiandien nors skanaus nori. Gal ir įversim. Ai, beje, tai jau prie to pačio, tai galiu ten kamputyje matosi, nu ir dar vis tiek. Ir video bus trumpas įdėtas apie šitą pastatėlį, tai už mūsų yra. Apsiskaičiau, tai dabar galiu būti iš tikrųjų mandras. Tai už mūsų yra Sevilės katedra, kuri yra, šitas tai iš tikrųjų nustebino, 3 pagal dydį visam pasaulyje. Vyks jėgų atstatymas. Antras raundas. Šiandien apie maistą noriu parodyti. Tai rondoj išbandėm. Patiko, pritiko. Čia nebuvo tokių skanių, ten iš tikrųjų rondoj buvo su orija, bet ten ir kainavo 4 p, man atrodo. Jo, man atrodo. 3. Tai šitas paprastesnis, tai su orija atrodė skaniausiai. Tai ragausime. Padėsim indelį, būsim kaip gatvės artistai. Įdomu, ar kas nors įmes ar neįmes. Ne. Tavo. Šaunuolis. Apsisuk. Šaunuolis. Apsisuk. Sėdėti. Labas. Labas. Kita. Šaunuolis. Opa. Opa. Nieks neįmetė nieko. Nu, baigęs mūsų dieninę viešnagę Seviloj.
Tai, nežinau, man asmeniškai tai kaip toks didesnis miestas, tai tikrai, kad gerą įspūdį paliko. Yra kur akis paganyti. Nemažai tokių aikščių gražių, visa architektūra irgi super. Tai kažkaip, kai važiavam čia nais, visiškai nieko neįdomėjomės. Neįtikėjomės. Jo, neįtikėjomės, bet atvažiavus tikrai, kad maloniai nustebino. Tiek ir vakarinis, tiek ir dieninis. Klausau. Tau atrodo, atsipalaidavo smegeninė bevaikštant. Nes toksai jau labai, atrodo, kad jau esi kažkur zen būsenas. Toks ganai svajoklis. O svajoklis. Nu tai va, toks reportažas buvo, tai žodžiu, einam dabar į kemperį jau. Viešnagė baigta. Viso gero. Nu va, teleportacija įvyko. Teleportacija. Nu, jau senai šiaip ir naktį bevažiavom taip ilgai. Nu, tai dabar jau tiesioginis eteris iš mūsų namų restorano. Jums. Tai yra fancy vakarienė. Tunas, steikas su šviežiomis daržovėmis ir salieras su humusu. Salieras su humusu tai iš visur visada eina. Nu ir man šios kelionės atradimas tai iš tikrųjų tunas irgi tai labai kažkaip ir patiko, ir pritiko, ir pasidaro greitai. Tai visą laiką už tokį kepsnį, sakykim. Tai va, o daugiau jo, teleportavomės ir atsiteleportavom visiškai į Portugalijos pasienį. Tai iki sienos yra, tiksliai nepasakysiu, bet turbūt gal 10 kokį kilometrų, tai plius minus. Esame kažkur prie jūros ir kopų. Jo. Dabar nesimato, nes jau naktis, bet rytas parodys tą grožį. Jo, tai iš ryto parodysim čia apylinkės. Dabar vakarą, kai atvažiavom, tai taip toks bendras pirmas įspūdis, tai pasirodė visai nieko. Atvažiuojant į šalikelę, taip žiūrėjau, tai atrodė tokios kaip pavienės pušys ar kažkas tai tokio, kad matosi, tai kažkaip priminė mūsų Klaipėdos mišką. Tai nežinau, ar čia naktis apgavo, ar čia tikrai kažkas tai panašaus. Laikau, kad tik taip ir būtų. No, tai va, ir ką, jo, prisiparkavom. Pavalgysim. Ir išeinam į svečius dar šiek tiek. Jau mūsų bendražygiai tapę. Jo, tai su Laurinu ir Ieva, kaip susitikom tada prie jūros, tai vat, kars nuo karto. Ir pakeliaujam kartu. Jo, ir gaunasi, kad. Kiek mes šią porą dienų buvome išsiskyrę. Nu, tai susitikom prie jūros, paskui susitikom Gibraltare, dabar susitikom Portugalijos. Jo, Portugalijos pasienį vėl prie jūros. Tai žodžiu, to pačiu maršrutu judam, tai vis pasimatom. Tai va. Pavalgom ir varom į svečių stalo žaidimų. Jo, pasisėdėti. Žaisti. Varom out, kaip sakant. Visai faina. Kaip sakant, turėti bendraminčių, tokių, kur va, pavakaroji, pasėdė, paplirpi. O dar kai sutampa taip energijos, kaip seni pažįstami, tai iš viso labai faina. Jo. Ir pasijaučia tada tas toks tikras irgi van life dar iš kitos pusės, kai... Nes temos dar kitokios. Jo. Ir prisiparkuoju, vieni jau pas kitus kažkaip į kemperius einam ir panašiai. Šiandien pas mumis, rytoj pas jumis. Čia jau dar toksai naujas etapas to kemperiavimo, sakykime. Kvieti į svečius, į namus, į kemperį.
No. Tai va, gerai viskas. Aš esu per daug silpnas, kad girdėčiau kažką tai skramtant man į ausį. Tai dedu kasnį ir aš ir varom truputėlį dar pasivaškyti. Aš sakyčiau, apsikeiskim. Aš pafilmuosiu, tu galėsi valgyti. Jo. Komitetas apsvarstys šitą pasiūlymą.